Simonas Daukantas gimė 1793 metais spalio 28 dieną. Kalvių kaime netoli Skuodo, pasiturinčių valstiečių šeimoje. Tėvas Jurijus arba Adrijus arba Kazimieras. Tikslus tėvo vardas nežinomas. Jis buvo laisvas valstietis ir darbštus ūkininkas. Motina Kotryna buvo šeimos ramstis ir svarbi įtaka Simono dvasiniam formavimuisi. Žinomas vienas brolis Jurgis. Simonas su broliu palaikė ryšius net tada, kai išvyko į Peterburgą ir dirbo archyvuose. Tikėtina, kad jis turėjo dar brolių ir seserų, bet apie juos trūksta informacijos. Daukantų šeima gyveno gana kukliai, tačiau tėvai siekė, kad vaikai gautų išsilavinimą. O tai buvo neįprasta tuo metu, nes valstiečių vaikai retai lankė mokyklas. Daukantas nuo mažens įgijo pagarbą lietuvių kalbai, kultūrai ir papročiams. Šeimos perduota meilė gimtiniai vėliau atsispindėjo jo kūryboje, kurioje Daukantas idealizavo lietuvių praeitį ir papročius. Simono pradinė mokykla buvo Kretingos mokykla. Ten buvo mokoma skaityti, rašyti, pagrindinių skaičiavimo įgūdžių ir religijos pagrindų. Vėliau persikėlė į Žemaičių Kalvarijos mokyklą, kur mokslas buvo labiau orientuotas į humanitarinius dalykus, ypač lotynų kalbą ir religiją. 1816 metais Daukantas įstojo į Vilniaus universitetą. Ten Daukantas studijavo istoriją, teisę, filosofiją, lotynų, lenkų, vokiečių kalbas ir literatūrą. Jam didelį įspūdį darė tautos praeities studijos. 1825 metais Daukantas baigė studijas ir įgijo teisės magistro laipsnį. Tuo metu tai buvo retas pasiekimas lietuvių valstiečiui. Studijų Vilniuje metu Daukantas susipažino su įvairiais Lietuvos istorijos šaltiniais ir istorikais, tokiais kaip Jahamas Lelevėlis. Šis mokslininkas įkvėpė Daukantą giliau domėtis lietuvių praeitimi ir pabrėžti lietuvių tautos istorinę reikšmę. Po studijų 1825–1834 metais Daukantas pradėjo dirbti Rygos gubernijos kanceliarijoje. Čia jis atliko įvairias administracinės užduotis. Tuo pačiu metu jis domėjosi regiono istoriją ir pradėjo rinkti medžiagą apie Lietuvos praeitį. 1834 metais Daukantas persikėlė į Peterburgą, kur iki 1850 metų dirbo valstybės senato archyve. Čia jis turėjo prieigą prie Lietuvos didžiosios kunigaikštystės dokumentų, kas leido jam gilintis į istorinius šaltinius. 1850 metais Daukantas dėl sveikatos problemų ir ilgesio tėvynei grįžo į Žemaitiją. Čia jis praleido paskutinius savo gyvenimo dešimtmečius. Daukantas apsigyveno Papilėje, kur dirbo teisėju ir toliau rašė istorinius bei tautosakinius darbus. Paskutiniais gyvenimo metais jis jautėsi nuvargęs ir prislėgtas, nes jo darbai nesulaukė tiek dėmesio, kiek jis tikėjosi. Nepaisant to, jis niekada neprarado tikėjimo savo tautos kultūros reikšme. Simonas Daukantas mirė 1864 metais gruodžio 6 dieną Papilėje. Jis buvo palaidotas Papilės kapinėse, kur vėliau buvo pastatytas paminklas jo garbei. Nors savo gyvenimo laikotarpiu jis nebuvo plačiai pripažintas, vėlesni tautinio atgimimo veikėjai, tokie kaip Jonas Basanavičius, įvertino jo darbus ir idėjas. Simono Daukanto kūryba buvo nukreipta į lietuvių tautos švietimą, istorijos puoselėjimą ir tautinės savimonės žadinimą. Jis buvo vienas iš pirmųjų rašytojų rašusių lietuvių kalbą apie Lietuvos praeitį. Jo darbai apima istorinius veikalus, tautosaką, publicistiką ir netgi kalbos bei etikos temas. 1822 metais buvo parašyta Darbai senųjų lietuvių ir žemaičių. Pirmasis istorinis veikalas lietuvių kalba. Šiame darbe Daukantas aprašė lietuvių tautos praeitį, pagrindinius įvykius ir papročius. Veikalas pateikė idealizuotą senųjų lietuvių gyvenimo vaizdą. Pabrėžiama lietuvių dorybė, teisingumas, taikingumas ir ryšys su gamta. Tai pirmasis bandymas istoriją perteikti lietuvių kalba. Todėl šis darbas padėjo pagrindą lietuviškos istoriografijos formavimui. Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių. 1845. Vienas garsiausių Daukanto kūrinių. Tai tarsi tautos charakterio ir gyvenimo aprašymas. Daukantas vaizduoja senovės lietuvius kaip taurę, darbščią ir moralinę tautą, kurios gyvenimas buvo grindžiamas paprastumu, teisingumu ir dorove. Veikale daug dėmesio skiriama lietuvių papročiams, etikai, šeimos santykiams ir religiniams įsitikinimams. Istorija žemaitiška, rašyta apie 1840 metus. Tai istorinis pasakojimas apie Lietuvos ir Žemaitijos praeitį. Daugiausia dėmesio skirianti tautos kovoms dėl laisvės. Veikale aprašoma kovos su kryžiuočiais epocha ir Lietuvos valstybės kūrimasis. Tautosakos rinkiniai. Daukantas rinko ir užrašė lietuvių liaudies dainas, pasakojimus, sėkmes
bei patarlės. Tautosakos rinkimas buvo jo būdas išsaugoti tautos kultūrą ir pabrėžti jos autentiškumą. Kalbos darbai. Daukantas taip pat dirbo prie lietuvių kalbos žodyno sudarimo. Nors šio projekto iki galo neįgyvendino, jis siekė sukurti taisyklingą ir turtingą lietuvių kalbą, kuri galėtų tapti tautinės literatūros pagrindu. Skaitytojų auditorija. Jo kūriniai buvo skirti paprastiems žmonėms. Daukantas rašė ne mokslininkams, o plačiai visuomeniai. Todėl stengiasi naudoti aiškiai suprantamą kalbą. Daukanto darbai buvo parašyti siekiant kelti lietuvių tautinę savimonę ir ugdyti pasididžiavimą savo praeitimi. Simonas Daukantas buvo vienas iškiliausių XIX amžiaus Lietuvos kultūrinių ir istorinių asmenybių. Pirmasis lietuvių istorikas rašęs lietuvių kalba. Jis atsidavė tautos švietimui, kultūros ir istorijos puoselėjimui, siekdamas ugdyti lietuvių tautinę savimonę. Daukanto darbai ne tik išsaugojo praeities vaizdą, bet ir įkvėpė vėlesnius tautinio atgimimo lyderius. Nepaisant sunkios asmenybės situacijos ir kuklios gyvenimo pabaigos, jo veikla tapo svarbiu lietuvių kultūros paveldu, o jis pats tautinio sąmoningumo simboliu.